Tai sveiki visi, kas žiūrėsite šį įrašą. Mes turime su mumis ir svečių, vieni pasiliko kartu, kiti pasislėpė, ekraną išjungė. Tai šiandien su jumis Evelina ir Eugenija. Tai aš esu jogos, sąmoningo kvėpavimo mokytoja, holistinio coachingo specialistė. O Evelinai duosiu dabar tai žodį, jinai prisistatys, kas jinai tokia. Evelina. Labas, sveiki visi, pas mus susirinkę į šį vakarinį pokalbį, kurią aš esu tiesiog keliautoja, sakau, eksperimentuotoja gyvenimo ir patyrėja, ką patiriu per save, stengiuosi perleisti ir kitiem. Daugmaž irgi su joga užsiemu, manau, joga gyvenimo būdas visiems yra tikrai, galima atsirinkti savo, ką daryti, tai propaguoju tikrai tai labai stipriai per visas gyvenimo sritis. Ir ką, su Eugenija susipažinom ne per seniausiai vasarą, kur vedėm stovyklą Eugenija, aš prisidėjau truputėlį ir susipažinom ir toliau pratęsėm savo pažintį ir daugiau tokią darbą kartu per online kursą. Tai šiandien nusprendėm toliau tęsti dar trečią tokį kaip ir lygį, kur mes tiesiog truputėlį gal apkalbėsim tos tokius įvykius, kurie irgi čia kas įvyko ir vat iš mūsų yra kursų keli žmonės, kurie patyrė irgi daug tokių transformacijų. Tai tiesiog vat pasižiūrėti, kaip viskas iš tikrųjų atsireflektuoja ir kaip keičiasi mūsų gyvenimai po tokių visokiausių transformacijų gilių ir galbūt kažką ateityje dar galvosim dar kokį projektėlį. Jau kai visata žibina, žinai, kažkokią idėją, tai tada jau neina nedaryti ir važiuojam su kažkokiu tai kursu ar susitikimu vakarinio, nes tiesiog gera dalintis, gera jausti vienodas energijas arba sulygiuoti energijas, jeigu jos truputėlį pabėgia iš savo vietų ir sugrįžti į natūralesnes būsenas, kurios yra mūsų prigimtinės, kaip meilė, palaikymas, gerumas, nuoširdumas, atjauta. Ir to iš tikrųjų mes su Evelina ir siekiame komunikuodamos su žmonėmis, tiek tiesiogiai, tiek online, kad įnešti į pasaulį tos šviesos ir gerumo daugiau. Einam per savo patirtis, pačios save ten truputį prasitvarkom, prasivalom, bet kartu ir turim didelę intenciją ir būti tuo švyturiu kitam žmogui. Tiesiog labai natūraliai. Tai mudvi šiandien taip išjautinėjom, apie kągi čia kalbėsim, kokią čia temą. Tai ta tokia tema, tai yra išsilaisvinimas. Ir jinai turi keletą tokių potemių, ką mes paliesime. Ir kad patirti pilną išsilaisvinimą, mums kartais reikia atsistoti akis į akį ir pažiūrėti į tam tikrus iššūkius ir kliūtis. Ir vienas iš jų yra atidėliojimas. Ir kaip paleisti tą atidėliojimą, kaip tau, Evelina, pavyko paleisti tą atidėliojimą iš savo gyvenimo, tu tai kaip ruošė tą skrajutę, tam tokį kitokį žodį buvai parašęs, bet aš jau nesakysiu, nes aš tikrai pastriksiu ant tų žodžių, tai aš lietuviškai atidėliojimas. Būnė. Labai gerai. Gerai, kad pataisai. Prokrastinacija. Jeigu būna tavo šitas, man tas kitas. Jo. Tai atidėliojimas tikrai yra reali, kaip ir problema, galima sakyti, šių laikų. Aš manau, aš ir pati to susidūrus ir daug kas susiduria vien dėl to, kad turbūt mes tai stengiamės atstumti tai, kas yra mums sunkiausia, ko mes labiausiai bijome ir norime daugiausiai, mes stengiamės tiesiog tai atidėlioti kuo įmanoma ilgiau, kas uždelsia ir tuo pačiu užlaiko mus nuo mūsų potencialo suvokimo, nuo mūsų svajonių siekimo, nuo to viso lygaus kelio, aš sakyčiau. Tai va, ta prokrastinacija tiesiog padaro tokius kampučius ar kringelius, kurie truputėlį užlaiko tą visą procesą mūsų, ar tą kelionę vadinamą. Tai, manau, šnekėsim truputėlį giliau, kaip galima, kokiais metodais tiesiog tą prokrastinaciją daugiau prastumti. Ar priimti, ar dar visokių kitokių dalykų. Tai natūraliai atidėliojimas kyla dėl tam tikrų priežasčių. Tai pirmas dalykas tai yra dėl jau turėtos patirties ir kyla baimė. Natūraliai kyla pas mus kūne baimė, mūsų kūnas susispaudžia
mūsų apatinė kūno dalis tarpkojų susispaudžia fiziologiškai ir mes tada tiesiog, kada pajuntame tą chemiją savo viduje, nesąmoningai iš pasąmonės kyla tas toks noras tiesiog atidėti, atsitraukti, nu to nedaryti, nu čia ne man, čia va tas, bet nes kažkur turėjom patirtį ir mūsų kūnas atsimena tą patirtį ir natūraliai sako ne, nes reikia šitoj vietoj, kada mes atidėliojam, iš tikrųjų yra tokia pagrindinė užduotėlė perlipti per baimę, per vienokius ar kitokios formos baimę, ne, va, tiesiog paimti ir perlipti. Jeigu mes tos patirties neturėjome, tai gali būti ir tokie paprasti dalykai, kaip mes atidėliojam, nes tai nėra mūsų. Nu, va, tiesiog atidedu, nes dirbu kažkokį darbą, ne, kuris man yra malonus, nepatinka jisai man ir vis atidėlioju darbus, vilkinu tuos darbus. Ne, žmogus taip yra įpratęs gyventi, kitas, nes jis arba suvokia sąmoningai, arba nesuvokia, kad tai nėra jojo, tai nėra jojo. Bet jeigu jis suvokia, kad tai nėra jo, tai jis natūraliai atidėlios tą, vietoj to, ką jis galėtų padaryti, jis tada galėtų rinktis išeiti iš tos situacijos ir natūraliai tada atidėliojimas jisai čia nusiplauna, nes jis nebus tada tam tokiam laukėtoj aplinkoj, kuri nėra jo, nes nu, tiesiog jis nevaibina, jis nedaro tai, kas jam gyvenime iš tikro patinka. Tai jis dėl to ir atidėlioja. O kitas dalykas tai yra susidūrimas su nežinomybe, tai yra susidūrimas su tuo, kad nu, mes negalim visko sukontroliuoti. Nes čia toks atsimušam į tą, tai reiškia, jis turi kontrolės ir aš nežinau, kas bus, jeigu aš pasielgsiu gyvenime kažkaip, ne, turiu pasiūlymą ir aš dabar turėčiau nerti stačia galva į naują kažkokį užsiėmimą, į naują verslą, bet aš nežinau, kaip bus. Aš nežinau iš tikrųjų, kaip bus, o kaip ten bus, ar man pasiseks, ar tai bus pelninga, ar tai man teiks džiaugsmo vidinio, kaip mano aplinka jausis, jeigu aš nersiu. Ir ta nežinomybė mane baugina ir vėl mes atsimušame į baimę. Bet lygiai taip pat su to neaplinkoje, kurioje mes esam, ir jeigu mums toje aplinkoje yra nepatogu, ne, iškyla tas baimės jausmas. Tai su vieninteliu dalyku, su kuriuo reikia susitvarkyti, tai yra su baime. Nes irgi jeigu norim iš nepatinkančios aplinkos išeiti, kas mus stabdo? O kas mus stabdo? Tas pokytis, ta naujovė. Ar tikrai man užteks finansų, o ne pakeisti, pavyzdžiui, darbą žmogus nori? Ar tikrai mano tas išėjimas garantuos man, ir jeigu dar yra šalia šeima, ar garantuos pajamas, kokias turėjom, tas nesaugumo jausmas, kas yra nesaugumas, tai yra baimė. Tai pagrindinis dalykas, jeigu susiduriam su atidėliojimu, tai iškapstyti, išknisti, kur yra baimė. Ir tada būtent padirbėti su baimė. Taip, tų baimių, man atrodo, iškyla vis pastoviai viena kita, kad ir atrodo jau nebėra, bet bent jau man, jeigu keliaujant kažkur, vis atranda arba vis paspaudžia per tuos mygtukus, atrodo, kurie jau buvo kaip ir užgydyti, užmigdyti, galima sakyti, ir vis tai toksai patikrinimas. Tai kartais gali būti, aš manau, ta baimė kaip ir tiesiog kaip patikrinimas ir kartais tuo papuolė ant to patikrinimo ir vėl jinai iš naujo iškyla. Tiesiog tada kapstai giliau ir vėl bandai su to dirbti. O kartais užkabinti kažką naujo, kažką gilesnio, tam kitam lygmenį vadinamam, ypač irgi sakau iš patirties, kai pradedi keliauti, viskas atrodo pradeda darytis gilesniam tikrai tam lygmenį, kai vienas dalykas yra namie, kitas dalykas kažkur Europoje, trečias, kur iš vis keliauja į kitą pasaulio pusę ir atrodo vis tiek tie lietuviškai patternai, atsiprašau, nežinau, vis tiek jie kartojasi. Ir jie vis tiek valosi ir jie vis tiek per naują eini ir bandai ir žiūri, iš kur ką dar patvarkyti galima toj vietoj. Jo, visą tai jinai mus be galo myli ir jinai tada, kur mes bebūtume, mane tavo atveju tu keliauji, ne, jinai atsiunčia, sako, tu pasižiūrėk, dar čia tavo pamoka iki galo neišmoksta, nes kas kurios pamokos turi sluoksnius. Jos yra tiesiog tiek daug sluoksnių, kad pradirbam vieną, kitą, jau lengvėja, jau atrodo nėra. Bet pakšt, išmeta dar, dar yra tos baimės, ne? Nu tai gerai, tai dar vieną tada galiu sluoksnį pradirbti, kol pilnai jisai. O kitas būna gal ten toksai,
dviejų lakštų, ne, ten pagrindas ir varškės, ne, koks nors pyragas, draugystės, kažkoks pyragas yra, nu tai va draugystės, pradirbama, nebe dar likęs tas storesnis sluoksnis, ne, tai atrodo, jau lengviau, nu nes lengviau, nes nėra to svorio jau vien, bet paskui takšt ir atsimušam. Tai visada be galo mus myli ir atsiunčia mums galimybę pilnai tą situaciją išgydyti, ne, būtent kalbant apie baimės, tą baimės energiją, nes ji tokia rakinanti mūsų, ne. Iš to vietoje aš visada sau sakau, žinai, jeigu jau tai Eugenija baimė, pasikalbu su savim, eik truputį pavaikščiosiu basomis, nes tas basomis vaikščiojimas jis tiesiogiai veikia mūsų apatinę čakrą ir duoda to saugumo, kad, nu, aš tai visada sau primenu, kad, žinai, vaikštom čia ant to žemės, taip saugiai jaučiamės, bet žemė tai kabo kosmose, jinai kabo kosmose, jinai tiesiog kabo ir wow, kažkas dieviško yra. Bet mes tiek turim saugumo vaikščioti, atsisėsti, atsigulti ir mes nejaučiame to, kad jinai kabo, ne, pačiam kosmose. Tai tas saugumas, tas ryšio atstatymas su žeme mums gyvybiškai svarbu, nes per daug kartų jau pabėgo tas ryšys. Pabėgo ryšys su žeme, nes mes kada grįžtame į ryšį su žeme, mes jaučiame daugiau stabilumo. Mes grįžtame į gamtą, mes atsistatome. Mes atsistatome, nes jaučiame saugumą ir palaikymą. Nes iš mamos įsčių atėję į gamtos įsčias, mes lygiai taip pat tą pačią meilę ir globą jaučiame. Tik tai kartais pamirštame ir įsileidžiame baimės, kurias gauname kaip pamokas iš visatos, kurios primena, kad žiūrėk, tu pilnai auksi ir evoliucionuosi tada, kada tos baimės tirps. Tai metodų yra, tikrai metodų, jeigu apie metodus pasidalinti, nežinau, gal tu kažką iš savo patirties, ta asmeninė patirtis, jinai vis tiek būna pati tikriausia ir gražiausia. Tas pasakymas tavo tikrai, kad dėl gamtos, ar ne, bet pabūti gamtoj, tai yra irgi mano pats pirminis pasirinkimas, ką aš darau. Gal ne tai, kad susidirbti su tuo baime, bet tiesiog, kai tu grįžti į tą gamtą, tu grįžti į tą ramybę, į tą ramybės būseną, į tą saugumą. Ir bent jau man gamta, kad ir keliaujant visur toli nuo namų, yra visą laiką namai. Tai atkeliaujant aplinkui, kur nėra daug žmonių, gamta vis tiek yra tokia pati ir žemė yra ta pati. Tai tas toksai prisiminimas vėl grįžti atgal, nusileisti ant žemės ir suprasti, kad viskas yra gražu ir gerai ir iš tikrųjų nėra jokio pavojaus ar kažkokios panikos. Ir tas tikrai nuleidžia tokių ramesnių žemės ašmenų. Bet tuo pačiu yra ir būdų, kad nebūtinai, jeigu žmogus nėra galbūt atradęs tokio ryšio su žeme, yra tie visi metodai, kurie naudojami tiesiog, galbūt tiesiog su kitu žmogum, ne? Gali, kaip ir aš irgi pati kreipiausi į Eugeniją, kad padėtų man tiesiog per meditaciją giliau grįžti į savo tą ar trauminę kažkokią situaciją, ar dar kažką, ir tiesiog truputėlį pakapstyti, ką dar galima priimti, ar kaip nuraminti tą vidinį vaiką, ar dar kažką iš tų. Tai čia, manau, irgi Eugenija šitos srities profesionalė pasidalins tais metodais, nes aš tiesiog iš savo patirties tikrai renkuosi visą laiką saugią aplinką, nusiraminti, apgalvoti, pakontempliuoti ir truputėlį pasikapstyti, tiesiog pakaučinti save, kodėl aš bijau to, kodėl iškelia tai ir tiesiog atrasti tą atsakymą savyje galbūt, bet kitiem yra kitokių metodų. Jo, čia, žinai, kai tu taip jau daug esi iš tikro pradirbus su savim, jau tiek atradus to savo unikalumo ir įsiskleidusi, tai jau kaučinti save yra paprasta, bet toj pačioj pradžioj yra tas išorinis resursas, jis be galo yra svarbus. Ne tik pradžioj, bet ir visada. Man lygiai taip pat reikia ir kaučerio, ir mentoriaus dabar, jeigu kažkur aš užstringu ir jaučiu baimę, ar bet kokio kitoj situacijoj kita emocija kyla. Tai tas resursas išorinis, jis yra svarbu pasitikėti juo, kad nebereikalo jisai va čia atsirado ir yra šalia manęs ir pajausti savo kūno. Problema kyla tada, kai mes susibūnam protu. Protas tai yra nuostabus įrankis, bet protas ir sukuria visas tas mūsų mintis, kurios sukelia būsenas. Grįžkim prie tos pačios baimės, ne? Kažką pagalvojom, čekšt įsijungia mygtukas ir jau jisai užkūrė fainą reakciją, kabutėse faina, kad mes pradedam jausti baimę. Tai visi metodai yra visiems, tikrai kas domisi saviugda, savityra, tai yra žinomi kaip meditacijos, kaip kvėpavimo pratimai, atsipalaidavimas, kas yra būtina iš tikrųjų šiuolaikiniam žmogui atsipalaiduoti ir persijungti į kitą mygtuką, kad galėtų pailsėti ir atsistatyti jisai.
Tai tie metodai yra žinomi tik tais įrinkti tą, kurį mes norime labiausiai metodą. Bet jo svarbu yra iš tikro dirbti su mintimis, labai daug automatinių minčių. Jeigu mes dienoje galėtumėm savo skirti kas valandą sustoti, telefonai įsijungti priminimą ir paklausti savęs, apie ką aš dabar galvoju. Ir nesvarbu, apie ką jūs galvojate. Tiesiog paklausti, pažiūrėti, ką galvojate ir pasakyti, labas, aš tave matau. Ir tada nebeanalizuoti ir sustoti. Ir viskas įvyksta. O tiesiog, pačioj pradžioje reikėtų pradėti nuo to. Pradėti stebėti automatinės mintis ir su jomis pasisveikinti. Tai čia pradžia. O paskui visi kiti analizavimai, keitimai vyksta, to kvantinio lauko pakeitimas. Bet pačioj pradžioje tokių dalykų užtenka pilnai. Ir aš čia taip, žinai, kaip išmokti pasitikėti aplinką ir būti joje tėkmėje. Taip, žinai, kada pasidalinau apie tą šoninį resursą, kitą žmogų ar žmonės, kurie galėtų padėti išeiti iš tam tikrų strigimų, iš tam tikrų situacijų. Tai čia yra labai svarbu ta aplinka, kaip tokią aplinką susikurti arba susirasti, jeigu tokios nėra aplinkos, nuo ko pradėjai tu, kaip kūrei savo aplinką, ir kad tu jaustumėsi joje tėkmėje. Čia buvo didelis iššūkis, kai turi tą nesaugumo jausmą ir turi tą dar tokią galbūt užsisėdėjus irgi baimę nesaugumo ir negali pasitikėti žmonėm. Ir esant kitoj šaly, ir ypač ne tai, kad kitoj šaly, bet visai kitoj pasaulio pusėj, tai yra tikrai nelengva atrasti tą ramybę ir tą aplinką. Tai visų pirma, pas mane visą laiką yra mama gamta, nes tai tiesiog, tai yra vienis, kuris mane visą laiką grąžina į save. Tai aš į tai atsisuku pirmiausia. Antroje vietoje gal būtų pasiskambinti su artimais žmonėms, su tėvais, kad truputėlį pasišnekėti ir išnekėti kažką, su kažkuo, ką pasitiki. Nes tiesiog reikia išnešti tą visą, tas mintis, kurios tiesiog užsibūna galvoje ir nėra su kuo gal pasitarti, kad kas pasakytų, kur praleista gal tą negatyvės mintis ir tiesiog grąžintų tave ant kelio. Jeigu tokių aplinkoje žmonių nėra, tai pasiskambinti ar ne su kažkuo, ar pasišnekėti, su kuo galima tiesiog artimiausiai, kuo labiausiai pasitikim. Kad būtų vis tiek, visi turim tą ratą žmonių ar šeimoje, kas gali išklausyti. Ir galbūt tada, jeigu reikia, manau, yra ir profesionalų kažkokių tai pagalbos, kaip ir sakėm, ta aplinka kiekvienam yra skirtinga, ne, susirasti tą aplinką. Aš manau, jeigu mes turim namus vis tiek ir galim leisti savo turėti savo tą aplinką, susikurti namie, kad kai kažkas išsikelia į paviršių, mes galėtumėm tiesiog pasibūti su savim, paleisti tą laiką su savim, galbūt ar valandą, ar 2, ar dieną, ir tiesiog pasėdėti, pastebėti, kaip Eugenija sakė, kas vyksta. Prote, širdį, galvoj, ką išrašyti galima, ką išmedituoti, ką iškvėpuoti, jeigu įmanoma tai padaryti patiem. Čia daugiau gal tokie paviršutiniai visokios problemėlės. Jeigu kas giliau, žinoma, tada yra ir profesionalai, kurie padeda tiesiog pravesti. Bet manau, tiesiog tą tokią turėti ramią erdvę namie, savo kambarį kažkokiam, ar altorėlį, kažkur, kur galėtum tiesiog prisėsti ir padėkoti už palaiminimus, už vis tiek tą kelią, kurį turi, kad ir sunkus tai kartais. Jo, žinok, ir ta aplinka visada prasideda mūsų viduje. Jeigu mes viduje jaučiame daugiau gėrio, to tokio jausmo, kuris yra mus papildantis ir auginantis. Kiekvienam skirtingas, bet toks pilnas gėrio jausmas, žinai, viduje tokia gera būsena. Tai pirmiausia prasideda nuo čia ir jeigu mes čia jaučiam, tai ta aplinka tik tai atrezonuoja. Taip jau tie dalykai, kurie kaip ir išorinė, kai mes susikuriam savo namuose, tą aplinką, kaip įsinešame daug grožio, sakyčiau, labai daug grožio namuose, tai mes galime tiesiog iš vidaus irgi pajusti tą tokią, kad ir namai mane palaiko, mano namai yra mano, kaip ir šventoviai. Bet tam atveju aš galvoju, tugi visada keliauji ir tą aplinką tu keiti. Bet to, kada vidinėje aplinkoje yra
balansas, tai tu natūraliai tą aplinką ir pritrauki. Tai vėl mes grįžtame prie ko? Mes grįžtame prie darbo su savimi. Ir iš tikro yra lygiai taip pat svarbus tas giluminis darbas, bet lygiai taip pat, kaip ir tu sakei, tas toks gal ir toks mažytis darbas, paviršinis, kaip išrašymas, va, tuo metu padėkojimas. Ir jie vienas kitą papildo ir vienas be kito jie nebūtų tokie reikšmingi mūsų gyvenime, tai mūsų vidiniai aplinkai. Tai be abejo labai yra svarbu ir pasižiūrėti, kokie žmonės mūsų supa. Ir kaip mes elgiamės su tai žmonėmis, ar mes tauškiame pastoviai kažkokius pletkus, negatyvės, vat, kažkokią informaciją, bla, bla, bla. Taip, nesupainiokim su tuo, jeigu mes dirbam su kažkokiu tai specialistu, kuris tiesiog mes turim pirmą išsakyti, išversti visą, kas yra pas mus, kad įgarsinti, kad užčiuopti tą šaknį ir pamatyti, kur yra problematika, ne pas žmogų, kad jam padėti ir pradėti tam pačiam žmogui dirbti ir eiti iš to skausmo kūno, vaduotis iš tų skausmingų istorijų, tai taip yra reikalinga. Bet atkreipti, grįžtu prie aplinkos, kur jūs supa žmonės. Pažiūrėkit, apie ką jūs kalbat su žmonėmis. Kuo jūs dalinatės. Ir tada pamatysit, kad ar tikrai ta aplinka tokia yra saugi ir švari, nes jeigu mes dalinamės tokiu purvu, tai mūsų viduje irgi tokių purvo nemažėja, o daugėja. Mes maitiname tas energijas. Tai pasižiūrim, kaip mes viduje, tenai pasitvarkom ir tada žiūrim, ką mes norime kurti. Nes labai greitai grįžti lengva, kaip jeigu mes esam švariais baltais rūbais, tai labai greitai pasimato purvas. Jeigu mes išsitepam, ne? Tai jeigu mūsų švari aplinka, tai reikia irgi pažiūrėti, kas mus supa, kaip mes bendraujam. Bet vėl viskas nereikia nurašyti ant kitų. Viskas prasideda mūsų viduje. Mes ateinam ir renkamės, ar mes norim palaikyti tą pletką. Jeigu taip žmogų reikia išklausyti, kažkas yra įvykę jam negerai, bet jeigu jis palaiko kažkokius pastoviai negatyvias istorijas, tada sakyti, ne, aš nesirenku ir tada pažiūrėti, ar išeina vesti kitokį pokalbį. Įkvėpti tą žmogų, gal ir jis tada įsikvėps tiesiog natūraliai, o jeigu neina, jeigu toks tas negatyvas, toks sunkus, tada užduoti savo klausimą, o ką man šita draugystė duoda? Ką šitas bendravimas man duoda? Taip, aš jaučiu kiltų klausimas, o jeigu tai yra tėvai, o jeigu tai yra mylimi žmonės, tada reikia viduj sustiprėti, stuburiuką pasidaryti stiprų, tam, kad tiesiog toje aplinkoje įnešti to pozityvumo ir meilės. Pamatyti tame, ką jie dalinasi, kruopelytę šviesos ir fokusuotis į ją. Tai yra sudėtinga. Tai yra sudėtinga, bet tikrai įmanoma. Tai va, tai ta aplinka panašiai taip ir kuriasi. Iš tikrųjų, viskas prasideda nuo mūsų vidaus ir tada mes tiesiog atsirenkame, paklausim, o kaip mes norim. Tada mes galim tekėti, nes teka energija kūne tik tada, kada yra tiesa. Tik tai tiesoje. Tik tai pilnoji, kada mes gyvenam tiesoje ir kai mes nusėmam, o šiandien labai gerą coachingo sesiją turėjau su kliente. Mes taip pradirbom kontrolės jausmą, kad buvo ant galo toks gilus, daug tų suvokimų buvo, bet buvo toks suvokimas labai stiprus, kad taip, tai nepasitikiu visata, kad jinai kitais pasirūpins. Ir aš sakau, užsidedu tokią kontrolę Dievo vaidmenį ant savęs, kad man taip yra sudėtinga ir neteka energija. Toj srity neteka, neteka energija, tada mes kada galim pastebėti, kada yra užstrigimas. Santykis nevažiuoja užstrigusią energiją. Kažkur tai pinigai neteina užstrigusią energiją. Sveikata sušlubavo yra užstrigusią energiją. Tai tada pasižiūrėti, ką mes turime nusimti nuo savęs. Ir tas pasitikėjimas visata, jis visada atneša to tokio tekėjimo jausmo. Mes labai stovyklą gerą turėjom tokį, čia neseniai stovyklos, draugai Ispanijoje vedėm pasidalinimą moters. Jinai labai skeptiškai žiūrėjo į tą stovyklą, nes ten važiavo moterys vien. Ir jis sako, jo, ten visos varys, upės teka, vištos be stanikų laksto. Bet jai tiesiog, toks įvyko transformacija gili. Ir visai neseniai sekmadienį su ja kalbėjomės ir jis sako, aš suvokiau, kas tai yra upė, ta tekėti, būti laisva viduje, be tų visų suvaržymų, savęs blokų, visų, be tų įtampų, tai yra tas tekėjimas iš vien su visata. Tai čia ateina iš tikro ir tas gilus pasitikėjimas, kas man tai yra tikėjimas. Jeigu aš pilnai pasitikiu savim, tai reiškia, Dievuliu irgi tai pasitikiu, visata tai pasitikiu, ne? Tai aš pasimatuoju visada su savim. Kiek tas mano pasitikėjimas yra. Ir čia, žinai, kas labai vaidina vaidmenį, tai vaidina vaidmenį tas, kad kiek aš esu pilnai savo galioj. Galioj turi kitiem gal tokį prieskonį, nekokie, ne, bet galia tai yra pilnai savo dovanose. Ir kaip tai padeda man valdyti savo gyvenimą. Tai galia, savo gyvenimo valdymas, tai yra
energijos nesumažinimas, neatidavimas energijos niekam. Tik mes atsakingi, ne? Vat ir tu jaučiu gyvenime turėjus tokių įvairių istorijų ir pamokymų, kaip save sumažindavai. Aš žinau, nes mes šnekėjęsim, tai dėl to ir vedu ant šito klausimo, ant šitos temos, kad kaip tu jausdavaisi, kaip save sumažini. Ir kaip tu iš tikrųjų neatiduodi savo energijos, kaip tu jautiesi. Jo, šitoj srity yra nelengva tai daryti, kai galbūt jautiesi nepilnavertiškas kažkurioje srityje ir aplinkoje yra žmonių, kurie tai daro labai puikiai ir tai nėra kažkoksai blogas indikatorius, kad žmogus, kuris labai pasiekęs daug srity, tai nėra indikatorius, kad mums kažkas blogai su mumis, tai tiesiog yra, kaip sakyčiau, pavyzdys daugiau, kad galima, kur galima toliau eiti. Bet ką mes dažnai darome, tai tiesiog, man atrodo, susimažinam ir pradedam save menkinti, kad aš nemoku, nežinau. Ir toj vietoj tiesiog reikėtų išlaikyti tą vadinamą vėl stuburą, kuris auga su laiku, mes jį, man atrodo, visą laiką bandom per susidėlioti. Tai kai turim tą stuburą ir tiesiog pasitikėjimą to visata, kad tai yra siųstas žmogus ar situacija tam, kad aš tik tai išaugčiau, o ne tam, kad mane sumažinti ir tai paimti kaip pamoką. Ir tą pasitikėjimą galbūt kartais jisai tikrai nusileidžia. Ir tai nėra blogai, taip pat kartais tiesiog turi pažiūrėti, kaip iš tikrųjų pasidžiaugti, kaip kiti žmonės auga, kaip jie pasiekia visko ir nereikia tau visą laiką būti pirmoje vietoje ir pačiam stipriausiam. Kartais yra gerai ir nusileisti ir pasidžiaugti ir net neiškišti savų, pasirodyti kažkam labai per daug. Tas toksai balansas, ne, atsiranda iš kaip mes galime tiesiog kitus priimti į tą šviesą, į tą saulę ir tą stiprybę, tuo pačiu mokydamis vieni iš kitų ir nenutempiant nei vieno žemyn, tuo pačiu ir savęs. Tai šitas pamokas tiesiog aš net išsirašau, kartais turiu tokį kaip ir žurnalą, jeigu kažkas yra tikrai blogai, išsirašyti tą dieną ir kad kažkada galbūt vėl grįžinai tą pamoką ir kad prisiminčiau, kad tiesiog pasitikėti savim, kad turi visas gebėjimus, visas galias, viskas įmanoma, tiesiog galbūt šitoj situacijai srity išlauk, pabūk, pasitikėk taip, kaip yra ir viskas praeis. Ir atgausi tas jėgas. Nes kartais tiesiog organizmas pats irgi dirba. Vyksta visokie pokyčiai ir viršų, ir aukščiau, ir žemiau. Ir ne visai kas suvoki, kas vyksta su tavim, ar tavo pasitikėjimu, ar tavo energija. Ir tiesiog aš manau, taip paleidžiu ir leidžiu tam vykti. Tada savo sakau, pasidaryti truputėlį pasidarau tokios pertraukos, pabūti ramiau, ne tiek tarp žmonių daug, pakontempliuoti, pasidėti, o gal tiesiog iš viso nieko neveikti. Kad tiesiog leisti viskam pačiam susidėlioti natūraliai, tam balansui ir tom energijom. Jo, labai, labai svarbu. Atsitraukimas labai svarbu, kad vėl mes pabūtumėm tik su savo energija. Ir, čia yra, žinai, kolektyviai labai tas paternas senas ir jis negeras. Aš taip sakysiu, jis negeras, nereikia jo visai, bet vertinimo sistema. Kai prasidėjo atėjom į mokyklą, prasidėjo vertinimo sistema ir kažkaip mes su ja susitapatinom žmonės. Žmogus susitapatino su to vertinimu. Man tai buvo ir mano istorija, kol aš pamačiau, kad tai pažymys, kuris buvo įvertintas kažkada už gražų eilėraštį ar už prastą rašinį ar už matematiką. Jis mane kažkaip veikė, kad aš savo vertę taip nustatinėjau. Jeigu gausiu gerą balą, tai mano vertė kažkokia bus gera, ne? Ir aš kada suvokiau, kad kad turiu save atklijuoti nuo to patyrimo seno, nes vis dar save vertinu, tai persidavė, ne? Dirbau kažkada darbą, kolektyve, įmonėje ir vėl kažkokie rezultatai, tai aš save taip vis numenkindavau ir aš tada vėl pastebėjau mokykloje, darbe, ne? Tai persidavė ir į mano dabarties visiškai išėjimą dirbti laisvai, nepriklausomai, dirbti su žmonėm
Ir aš vėl tada pradėjau save lyginti, lyginti tai, kas yra nepalyginama, nes kiekvienas ateinam su savo dovanomis ir tas lyginimas, bandymas pritemti arba bandymas kažkur nusimažinti savo energiją, jisai visiškai netarnauja man kaip sielai šitoj kelionėj. Ir tada toks atėjo suvokimas, kad ne, kad aš esu pilnai savo galioj ir darydama tai, kas yra man duota. Tai mano kelionė ir tai yra viskas gerai su manim. Ir lygiai tada matymas, kad kito žmogaus yra tiek resurso, tiek energijos, tiek tokios jo dovanos ir su juo yra viskas gerai, bet nei pritemdama, nei sumažindama aš savęs neduodu nieko naudingo. Sau. Visiškai. Ir tada toks atėjo, kad gerai, tada aš būnu pilnai savimi ir einu savo keliu. Ir tada reiškiasi, aš išsaugau savo tą energiją ir niekas negali atimti jos iš manęs. Tada susimažinimas, jisai visiškai atima iš mūsų galimybę eiti ir skleistis. Tai čia reiktų nubraukti tą kolektyvinę visą istoriją kiekvienam iš mūsų, vertinimą pažymiais, vertinimą kažkokiais tai nuopelnais, ten balais, o tiesiog vėl susitelkti į save ir iš tikro suvokti, o ko aš noriu iš to gyvenimo, apie ką man jisai, apie ką aš rašysiu savo knygą ir joje mėgaujusiuosi. Nes jeigu mes vis kažkur sumažinam arba atiduodam energiją arba bandom persistengti, pritemti prie kažko neslyginamės, mes atimam savo fokusą, tai yra didžiausia valiuta šitam pasaulyje, dėmesys, atimam iš galimybės augti savitume. Atiduodam kažkam, atiduodam, ištaškom tą energiją į vieną pusę, į kitą pusę. Pabūsiu čia žemesnis, bet gal mane mylės vaikai, aš dabar nenueisiu į paskaitą, ar nenuvarysiu į šitą kvėpavimą, arba nepamedituosiu, bet aš vaikam kotletų prikepsiu 3 dienom. Aš atsisakysiu savęs, vardan kažko, ir aš sumažinsiu taip energiją savo. Susimažėsiu, bet jie mane mylės gal kažkada. Dabar mamai padėkos arba nepadėkos už tuos kotletus. Tai mes pirmiausia pasirūpindami savo poreikiais pilnai, nesavanaudiškai čia, tiesiog pasirūpindami savim viduje aplinką susikurdami darnią ir gražią, vienas iš mūsų, pilnai priimdami tą savo galią ir savo dovanas, mes duosim daug daugiau savo vaikams, savo aplinkai, pačiam pasauliu ir visatai. Toks win-win principas. Laimiu aš, laimi kitas, laimiu aš. Taip. Ir iš šitos pozicijos mes galime eiti į manifestaciją didžiausių mūsų svajonių. Mes taip galime išeiti. Kiekvienas. Ir vietoj to, kad mes mintyje, kalbėję apie negatyvius dalykus, apie kažkokias tai pastoviai tas pačias istorijas, kas vyksta pasaulyje, kaip čia negerumų, visi dalykai. Vietoj to mes pasirinkę eiti ir svajoti, arba nedalinti savo svajonėmis su kitais. Ir jie netims iš mūsų svajonių, tik mes galime atimti iš savęs svajonių. Kitas nieko nepadarys, viską mes save sumažiname, mes save kažkaip netimam svajonės, kažkas nužiūrės, nieks nenužiūrės. Mes čia tokį stiprūs viduje savo, kad kas gali mus nužiūrėti. Mes tik galime patikėti tą iliuziją, kad mūsų svajonės gali neįsipildyti. Bet lygiai taip pat mes galime patikėti, kad mūsų svajonės visos gali įsipildyti. Tai mes labai irgi gražią darėm tokią praktiką svajonės, valandą laiko stovykloje svajodavom. Tiesiog skirdavom laiko išrašyti, kas nori tiesiog gulėti, sėdėti ir svajoti. Ir vietoj to, jeigu kiekvienas iš mūsų kasdien pusvalandį laiko, arba tiesiog, kai pradeda lysti negatyvios mintys, mes pasakome labas ir tada perjungiam mygtuką, o aš dabar važiuoju su nauju automobiliu. Arba aš pilnai esu sveika, ar pilnai laiminga. Kaip pasikeistų pasaulis, kaip tu galvoji, kaip tavo pasaulis pasikeistų, jeigu gyvenime taip išjungtum ir įjungtum manifestuoti didžiausią savo svajonės. Jo, tai vyksta labai realiai, tai yra tikrai natūralu, net manifestuoti iš tikrųjų iš karto viską, ką galvoji net. Tai esi tikrai tam toj tekmėj, vadinamoji gyvenimo tekmėj, visatos tekmėj, su visata vienam dažnyje, viskas labai greitai ateina į tavo rankas.
kad ir didžiausia pati svajonė, jinai gali būti pasiekta labai greitai ir tu net pats galbūt pamiršti, kad ta svajonė iš tikrųjų buvo reali ir tu jau gyveni toj svajoniai. Tai tiesiog vat, irgi būti dėkingume už kiekvieną tą dalyką, kurį gauni, kad irgi nepamiršti, kaip viskas greitai gali vykti iš tikrųjų. Tai kaip ir aš tą pamirštu ir tikrai turiu dažnai grįžti, nors ir vat, gyvenu tikrai, atrodo, daugelio svajoniai galbūt ir man pačiai pasimiršta kartais ir tos problemos užpuola ir atrodo, nebesupranti, ko tu čia sėdi, ką tu čia iš viso veiki ir tiesiog užtemsta protas tom negatyviom mintim ir nebematai, kokį tu grožį sukūrei, kur tu sėdi, kokie žmonės aplink tave. Ir tai labai lengva iš tikrųjų pamesti, bet irgi galbūt rašytis, kad savo priminti. Žinoma, jeigu mes taip dėkingume širdyje ar išorėje, ar sakom maldą kažkokią, ar medituojam, tai vis tiek kultivuojam, nepamirštam, tai visą laiką išliks, bet kartais būna tokius dienų, kai tikrai pasimiršta viskas atrodo ir tiesiog reikia ištraukti save iš tų negatyvių dienų ar situacijų, tiesiog atrandant vėl tą šviesą kiekvienoj mažoj detaliai, kas aplinkui tave, pradedant nuo kažkokio tai dulkelės ar gėlytės ir pamatant vis vėl kokį grožį iš tikrųjų aplink save turi, nes kiekvienas dalykas yra gražus, kiekvienas aplinkui tave dabar taip esantis tas dalykas yra tiesiog tobuloj vietoj ir tobuloj laiku, tam, kad mes galėtume patirti save kaip siela šitoj kelionėj, šitoj patirtyje, tai tiesiog, manau, tas kultivacija to gerumo, dėkingumo, galbūt lengviau atsiminti būtų kiekvieną dieną, ką galima dar gražiaus nuveikti, ką galima dar geriau prisiminti, kam galima nusiųsti gerus ketinimus, gal tiem žmonėm, kurie neturi tiek daug, kiek tu turi. Ir būti už tai dėkinga, kad esi toks, kokį tau davė, ką tau davė iš viso šitoj gražioje visatai. Jo, kada dėkojame, mes pritraukiam dar daugiau to į savo gyvenimą. Jau labai svarbu sekti savo mintis ir tas būsenas ir dėkingumo yra labai, labai aukšta vibracija, būsenos energijos. Ir ta energija jinai pritraukia ir gausą, ir meilę. Ir tai mūsų svajonės pildosi. Tai būkime arčiau dėkingumo, kad galėtume manifestuoti savo didžiausias svajones. Aš dabar tiesiog pakviesiu kiekvieną, kas yra kartu su mumis ir kas šį įrašą žiūrės, kad tiesiog užsimerkti, kelis kartus lėtai įkvėpti per nosį, iškvėpti su atodūsiu. Ir prisiminti 5 dalykus, už kuriuos norite šiandien padėkoti, pakartoti savo mintyse. Pajuskit širdį savo ir į širdį patalpinkite daugiau meilės, daugiau gerumo ar atjautos. Leiskite kaip sūkurį sukti savo krūtinės centre. Tegul užpildo kitas kūno vietas, rankas, pilvą, kojas, galvą. Ir jūs tampate meilės, gerumo ir atjautos sūkurį, kuris pritraukia daugiau į savo gyvenimą. Gausos, kuri padeda manifestuotis didžiausioms jūsų svajonėms. Ar galite padaryti gilesnį įkvėpimą ar iškvėpimą? Nusišypsoti sau ir sugrįžti. Merkti akis. Taip kartais paprastai tiesiog. Momentaliai. Ir Evelina, ką norėtum pabaigai
mūsų klausytojam, žiūrovam pasakyti? Pabaigai turbūt palinkėsiu visiems nepamiršti savo širdies, kurioje gyvena daug laimės, meilės ir kuri visą laiką yra mūsų palaikyme ir visa ta intuicija, viskas, ko mums reikia, viskas yra viduje. Tai tiesiog palinkėsiu nepamiršti to dėkingumo, savęs, dievulio, kas ten tik tai gyvena pas mus ir skirti tam laiko kiekvieną dieną. Bet ir kaip mes greitai gyvenam, bet man atrodo, tai maldeliai ar padėkai 5 minutės, bent jau iš ryto ar vakare, manau, tai galėtų išgelbėti pasaulį, jeigu mes visi tai darytumėm kiekvieną dieną. Biškį po biškį. Aš galvoju, Ką tu palinkėjai? Kas mus ir palaiko, tai yra budistų vienuoliai, vienos tradicijos, jie kiekvieną dieną nusilenkia į šiaurę, į pietus, į rytus ir į vakarus, siųsdami gražiausias intencijas ir linkėjimus visam pasauliu. Aš galvoju, jie mus ir palaiko. Ir kiekvienas iš mūsų palaiko savo darbais, savo gerom mintim ir idėjom, meilę, tuo pozityvumu, kurį kultivuoja. Tai palinkėsiu kiekvieną dieną, kaip ir tu sakei, įsinešti po tą mažą kruopelytę gerumo ir meilės į save, kad tai sklistų kaip didžiulė banga ir nuvilnytų per visą pasaulį. Mes kiekvienas galime įtakoti pasaulio pokytį. Tai būkim drąsūs, pasididinkim save, skleiskime savo dovanas, nes mes visatai Dievui esame be galo reikalingi ir kaip kiekvienas žolės stiebelis. Būkime unikalūs savimi. Tai ačiū Jums labai, ačiū Evelina, kad šiandien taip susitikom tokiam jaukiam vakarui, tokiam jaukiam pokalbiui. Ačiū, kas buvote tiesiogiai, kas lepėtės už ekrano, kas žiūrėsite. Ir noriu sakyti, kad gyvenimas yra gražus, įsileiskime į save. Tai ką, atsisveikiname. Jo, iki kitų kartų tikriausiai. Taip, iki. Ačiū Jums, kad buvote.